Ištrauka iš Gešės Džampo Stinlėjaus knygos Lodžongas. Dvasios ugdymo menas. Įvadas. Lodžongo mokymo perdavimo linija. Šio metodo, šių slaptų pamokymų esmę perdavė mokytojas Ser Lingpa. Šį mokymą jis gavo iš savo mokytojo. Taip, ši linija prasideda nuo Asangos, o Asangai ją perdavė Buda Maitrėja. Šis ją gavo iš Budos Šakjamunio. Taigi tiesioginis šių pamokymų šaltinis, jų perdavimo linijos pirmtakas yra Budas Šakjamunis. Ser Lingpa perdavė šį mokymą Atišai. Atiša buvo didis indų mokytojas, vėliau atkeliavęs į Tibetą ir čia pradėtas gerbti kaip antrasis Buda. Princas Atiša gimė vienoje Indijos karalystėje, karališkoje šeimoje. Nuo pat vaikystės jis pasižymėjo aštriu protu, giliomis žiniomis ir ypatingu gerumu. Visi valdiniai vylėsi, kad kaip jis paveldės sostą, karalystės žmonės gyvens labai gerai. Tačiau Atišai nuo pat vaikystės nerūpėjo pasaulietiški reikalai. Jį labai domino dharma. Ankstyvoje jaunystėje jis gerai susipažino su daugelio filosofinių mokyklų pažiūromis, o būdamas 29 įsišventė į vienuolius ir paskui ilgai gyveno žymiajame Nalandos vienuolyne. Šiame budistų vienuolyne jis gavo daug sutros ir tantros mokymų, daugybę įšventinimų, bet jam vis tiek dar kažko trūko. Vienąsyk Podgajoje jis ėjo aplink garsiąją stupą ir galvojo, koks yra greičiausias kelias, padedantis pasiekti Budos būseną. Tuomet prabilo viena iš šalia stupo stovinčių statulų, Taros statula. Ši statula išliko iki šiol, ją galima pamatyti Mahabodhija Bodhajoje. Ji pasakė Atišai, greičiausias kelias pasiekti Budos būseną – pažinti bodičitą. O bodičita yra ypatingai atjautos rūšis, gilesnis jausmas nei atjauta. Šis Taros patarimas įkvėpė Atišą ir jis labai užsinorėjo sužinoti, kaip pažadinti bodičitą. Jis sužinojo, kad Indonezijoje gyvena garsus mokytojas Ser Lingpa, saugantis bodičitos mokymus, ir nusprendė keliauti pas jį, kad tos mokymus gautų. Atiša iškeliavo pas Ser Lingpą su grupe savo mokinių. Jie plaukė laivu 13 mėnesių, kol pasiekė Indonezijos krantus. Ir ten Ser Lingpos paprašė bodičitos mokymų. Vertingiausias iš jų buvo mokymas apie 7 dvasios ugdymo prasmes. Vadovaujamas Ser Lingpos, Atiša praktikavo šį mokymą ir pažadino bodičitą. Vėliau pakviestas Tibeto valdovų ir žmonių, Atiša atvyko į Tibetą. Ten jis daug mokė. Daugiausia tibetiečiams jis dėstė Lamrimo mokymą, bet niekam neaiškino mokymo apie 7 dvasios ugdymo prasmes. Atiša jį slapta perdavė tik artimiausiam savo mokiniui, Dromtonpai, ir pasakė, jam šio mokymo atvirai neperdavinėti. Dromtonpai Atiša aiškino tik Lamrimą ir dvasios ugdymo mokymą. Kitus mokinius jis individualiai mokė tantrų, jogos. Kartą Dromtonpa paklausė Atišos, kodėl tu man aiškini tik Lamrimą ir Lodžongą, bet nemokai tantros? Atiša atsakė, išskyrus tave, aš nerandu tinkamo mokinio, kuriam galėčiau šį mokymą perduoti. Tikiuosi, tu išsaugosi šį Budos širdies mokymą. Kitus žmonės aš mokau tantros ir jogos, bet tik tam, kad jų dvasioje liktų antspaudas. Dromtonpa susijaudinęs pravirko. Atiša pridūrė, šis mokymas didžiausias mano turtas ir paprastai aš jo niekam neaiškinu. Tačiau aš senstu ir bijau, kad galiu mirti niekam šio mokymo neperdavęs. Tada nutrūks jo perdavimo gija. Dabar aš perduodu šį mokymą tau
bet prašau jo neatskleisti daugeliu žmonių, nes žmonės jam dar nepribrendę. Drom Tompa, vykdydamas Atišos nurodymą, atvirai aiškino tik Lamrimą, bet ne šį mokymą. Vėliau jis perdavė jį tik savo artimiausiam mokiniui Gešei Potovai. Šis taip pat neskleidė šio mokymo, o perdavė jį tik 2 savo mokiniams – Gešei Langri Tangpai ir Gešei Šaravai. Gešė Šarava perdavė šį mokymą Gešei Čekavai. Iki pat Gešės Čekavos šis mokymas buvo perduodamas tik žodžiu. Tokia mokymo perdavimo linija vadinama perdavimu iš lūpų į ausį arba pašnibždesių pamokymų linija. Gešė Čekava šį mokymą glaustai užrašė. Jo tekstas vadinasi 7 dvasios ugdymo prasmės. Pamažu taip perduodamas mokymas pasiekė mūsų dienas. Visą jį gavo Lingas Rinpoče, vyresnysis jo šventenybės Dalai Lamos 14 auklėtojas, kuris buvo pagrindinis šio mokymo saugotojas. Jis perdavė šį mokymą jo šventenybei Dalai Lamai, o jo šventenybė man. Kai mokymą jums perduoda vienas iš jo perdavimo linijos saugotojų ir toji linija nepertraukiama bei grina, mokymas savaime stipriai veikia jūsų dvasią. Vien skaityti knygą nepakanka. Jūs dar turite gauti didį palaiminimą, kurio prisotinta nenutrūkstama šio mokymo perdavimo linija. O kas ta mokymo perdavimo linija? Mokytojas širdingai perduoda mokymą savo mokiniui. Šis savo mokiniui ir taip toliau. Tai ir yra nepertraukiama mokymo perdavimo linija. Aš ne bodhisattva, bet visi šiai linijai priklausantis mano mokytojai, iš kurių gavau šį mokymą, yra didūs bodhisattvos tokie kaip Lingas Rinpoče ir jo šventenybė Dalai Lama. Todėl mokymas prisotintas šių didžių mokytojų, didžių bodhisattvų palaiminimu, kadangi jie yra bodhisattvas, jie perdavinėjo šį mokymą labai širdingai ir taip jį palaimino. Aš neturiu tokių stiprių atjautos ir bodičitos jausmų kaip mano mokytojai, bet pabandysiu jums šį mokymą perduoti su kiek galėdama stipresnė atjauta. Aš meldžiuosi, kad šis mokymas sudaigintų jumise bodičitos sėklą ir jūs taptumėte bodhisattvomis, šventomis būtybėmis, visų būtybių laimės šaltiniais. Tačiau mano maldų nepakanka, kad tai įvyktų, jums taip pat reikia melstis. Teksto autoriaus didybė. Nors egzistuoja daugybė įvairių Lodžongo mokymų, vertingiausias ir nuosekliausias iš jų 7 dvasios ugdymo prasmės, arba kitaip sakant, 7 dalių metodas. Jis apima visus kitus dvasios ugdymo mokymus. Yra daugybė įvairių mokytojų parašytų jo komentarų. Esama įvairių šio mokymo komentavimo stilių. Tačiau mokytojo Ngultšu komentarai laikomi vienais vertingiausių. Pabonka Dečen Nikpo, komentuodama šį 7 prasmių Lodžongo mokymą, taip pat rėmėsi Ngultšu komentarais. Aš komentuosiu, remdamasis Pabongos Dečen Nikpo komentarais. Iš pradžių šiek tiek papasakosiu apie šio teksto autoriaus didybę. Čekava Ješė Doržė buvo vieno didžio Nyingmapų jogų sūnus. Nuo pat vaikystės jis pasižymėjo dideliais protiniais gabumais ir greitai tapo sutrų bei tantrų žinovu. Vienąsyk Gešė Čekava pamatė tekstą, kuriame buvo parašyta: atiduok visą pergalę kitiems, o pats prisimk visą pralaimėjimą. Ši mintis buvo labai neįprasta. Priblokštas Gešė Čekava pagalvojo: man reikia daugiau sužinoti apie šį metodą. Ar iš tikrųjų galima tai praktikuoti? Ta eilutę parašė Gešė Langri Tangpa. Tai sužinojęs, Gešė Čekava iškeliavo ieškoti Langri Tangpos ir išsiaiškino, kad Gešė Langri Tangpa jau miręs.
bet Geshe Šarava dar gyvas. Šis Geshe buvo pažinęs ir dvasiškai pasiekęs tiek pat, kiek Geshe Langri Tangpa. Tačiau Geshe Čekava ne iš karto paprašė Geshe Šaravos mokymo. Iš pradžių jis ėmė teirauti žmonių apie jį, klausinėti, ar sugyvena Geshe Šaravos aplinkos žmonės. Jis neklausinėjo apie kokius nors Geshe Šaravos trūkumus, o aiškinosi svarbiausią dalyką. Dažniausiai iš pradžių apie žmonės pasklinda kokie nors blogi gandai, o tik vėliau geri. Blogos žinios visuomet greitesnės už geras. Taigi Geshe Čekava sužinojo, kad Geshe Šaravos aplinkoje nėra sutarimo. Kažkas jam pasakė, kad pats Geshe Šarava nesutarė su kažkokiu kitu Geshe. Tai išgirdęs Geshe Čekava nutarė neprašyti Geshe Šaravos mokymo ir išvyko. Tačiau netrukus apsigalvojo, nusprendęs, kad padarė skubotą išvadą ir po kelių dienų grįžęs ėmė aiškintis, dėl ko Geshe Šarava nesutarė su kitu Geshe. Žmonės jam papasakojo, kad Geshe Šarava pareiškė esąs per senas užimti tenykščio vienuolyno vadovo postą. Jis paprašė jaunesnio Geshės, kad šis imtųsi vadovauti vienuolynui, o pats norėjo atsidėti atsiskyrimo praktikai. Tačiau tas Geshe atsisakė. Ne, aš nedrįstu užimti vienuolyno vadovo posto, kai šalia yra toks didis Geshe kaip jūs. Todėl prašau jūsų imtis šių pareigų. Tik toks ir buvęs jų nesutarimas. Tai sužinojęs Geshe Čekava nusilenkė į tą pusę, kur stovėjo Geshe Šaravos namas ir tarė: pasirodo, tas mokymas, kurio ieškau, nėra vien teorija. Jis veikia ir praktiškai. Kitą rytą jis su Hadaku atėjo pas Geshe Šaravą ir paprašė: prašau perduoti man tą esminį mokymą, kuris pagimdė visus Budas ir Bodhisattvas. Geshe Šarava paklausė Geshe Čekavos, ar šis galėsęs ilgą laiką praktikuoti šalia jo. Tai bus nelengva. Ar tau užteks jėgų? Geshe Čekava atsakė, kad dėl to gali paaukoti visą savo gyvenimą. Iš pradžių Geshe Šarava perdavė Geshe Čekavai bendrąjį mokymą ir tik tada pamokė, kaip ugdyti dvasią 7 prasmėmis. Geshe Čekava perdavė savo žemės sklypą, gautus pinigus išleido dovanoms savo dvasiniam mokytojui, o pats miegodavo arklidėje. Jis uoliai mokėsi ir praktikavo 4 metus. Tai buvo tikra savęs išmainimo į kitus, rūpinimosi kitais labiau nei savimi praktika. Po jos Geshe Čekavos širdyje gimė Tira Bodičita. Jam prireikė 4 metų, bet jums tiek metų nepakaks, kad pažadintumėte Bodičitą. Jo šventenybė Dalai Lama dažnai sako: net jeigu Bodičitos pažadinimas pareikalaus visos kalpos, jis to vertas. Kartą, kai Geshe Čekava meditavo kalnuose, pas jį atėjo raupsuotasis. Jis pasakė Geshe Čekavai: kai susirgau raupsais, mane išvijo iš giminės ir dabar niekas nenori man padėti. Prašau man padėti. Kadangi Geshe Čekava jau buvo išugdęs savo dvasią, naudodamas 7 prasmių metodą, jis tą raupsuotą išvydo kaip didžiulį lobį, kaip norus vykdantį brangakmenį. Tada atsakė: žinoma, aš su džiaugsmu rūpinsiuosi tavimi. Į kenčiantį žmogų, kuriam reikia pagalbos, turite žiūrėti kaip į lobį. Jis jums lobis. Nes to žmogaus dėka jūs galite sukaupti daugybę dvasios nuopelnų. Pavyzdžiui, jeigu jūs labai troškina ir kas nors jums paduoda stiklinę vandens, argi ji jums nevertybė? Jeigu atjausdami bent šiek tiek padėsite būtybei, kuriai reikia pagalbos, sukaupsite daugybę nuopelnų. Taigi kai kuriuose dvasios ugdymo mokymuose sakoma: kai matau žmogų, kuriam reikia pagalbos, tepamilstu aš jį kaip tikrą lobį. Aš turiu jam padėti su tokiu pat džiaugsmu,
kokį jaučiu žmogui, radęs lobį. Tad Geshe Čekava ėmė rūpintis raupsuotoju, tarsi radęs retą lobį. Raupsuotasis buvo gana prasto būdo, dėl tokio savo būdo žmonės kenčia. Geshe Čekava nuolat jį aptarnavo, gerai maitino, bet kaprizingam ligoniui viskas buvo blogai. Jis vis skųsdavosi, kad maistas neskanus ir taip toliau. Jeigu kas nors pradėtų taip elgtis, jūs nesutiktumėte tokiu žmogumi rūpintis, bet tarkim, paskui pagalvotumėte, ašgi daviau Butičitos įžadą, Geshe Tinlėjus tikriausiai bus manimi nepatenkintas, jeigu aš juo nepasirūpinsiu. Ir dantis sukandę imtumėte rūpintis tuo žmogumi. Tačiau jei jis dar skųstusi, dejuotų, kad neskanus valgis, kad jį prastai aptarnaujate, jūs pasakytumėte, dink iš čia, nebenoriu tavęs matyti. Jeigu taip pasielgtumėte, taip pagalvotumėte, vadinasi, jūs dar nesupratote dvasios ugdymo mokymo. Kai suvoksite, iš tikrųjų suprasite šį mokymą, tada kuo blogiau žmonės su jumis elgsis, kuo daugiau sakys šiurkščių žodžių, tuo jums bus maloniau, tuo stipresni jūs tapsite. Tai labai keistas mechanizmas, panašiai kaip oro pripūstas kamuolys. Kuo jis kietesnis, kuo stipriau jį sviesite, tuo aukščiau jis pašoks nuo grindų. Už savo pakilimą, pašokimą nuo grindų lyg kamuolys jūs turite būti dėkingi tam, kas jūs sviedė žemyn. Taigi, to raupsuotojo skundai ir blogas charakteris ne tik nesupykdė Gešės Čekavos, bet priešingai paskatino jį labiau atjausti tą žmogų. Jis suprato, kad prastas to raupsuotojo būdas yra jo neigiamos karmos, sukauptos ankstesniuose gyvenimuose pasekmė. Suprato, kad taip elgdamasi šiame gyvenime tas žmogus kuria dar didesnių būsimųjų kančių priežastis. Dėl to Geshe Čekava labai jį atjautė ir troško, kad visos to raupsuotojo ydos pasireikštų jam, o jo meilė, atjauta, visos gerosios savybės pereitų raupsuotojam. Jis nuolatos praktikavo tongleną to žmogaus atžvilgiu ir padėjo jam realiai, ne tik meditavo. Galiausiai Geshe Čekava pažadino tikrą bodičitą. Ta padaryti jam pagelbėjo raupsuotasis. Geshe tebesirūpino raupsuotojų, nepaisydamas jo prasto būdo. Ilgainiui tasai pradėjo stebėtis nepaprastu Gešės Čekavos charakterio švelnumu bei jo gerumu ir ėmė domėtis, kodėl jis toks. Tas žmogus matė, kad Geshe visą laiką yra nepaprastai ramus. Kad ir kaip barėsi raupsuotasis, Geshe Čekava niekada neprarasdavo dvasios ramybės, visada nuolankiai jam patarnaudavo. Raupsuotasis pradėjo sukti galvą, kad jis tai sugeba, pagaliau paklausė Gešės Čekavos. Prašau pasakyti, kaip man tapti tokiam kaip tu? Mano toks blogas charakteris, suprantu tai, kai palyginu jį su tavuoju. Padėk man tapti tokiam kaip tu. Tu turbūt vadovaujasi kokiais nors vertingais mokymais, kurie gali man padėti atverti savo protą. Kol mano protas visiškai užspaustas, uždaras, aš galvoju tik apie save, apie savo mažytę šio gyvenimo laimę ir dėl to dar labiau kenčiu. Prašau pamokyti mane ko nors, kad mano protas atsivertų ir akiratis taptų platesnis. Tad kai raupsuotasis šitai prakalbo, jis tapo tinkamu Gešės Čekavos mokiniu, nes pirmas žingsnis įgyti išmintį, suvokti savo ydas. Jūs taip pat turite eiti tokiu keliu. Pradėkite suvokti savo trūkumus, o vėliau jau domėsitės, kaip tapti panašiems į didžius bodhisattvas, tokius kaip jo šventenybė Dalai Lama. Jums reikia prašyti mokymų, tai suvokus ir tuo susidomėjus, o ne tam, kad taptumėte kokiais nors mistikais. Kokia nauda iš mistiko?
Mums ir taip pakanka misticizmo, bodhisattvos požiūriu, mums jo jau užtenka. Taigi raupsuotojam paprašius Gešečekava ėmėsi jį mokyti. Jis jam perdavė dvasios ugdymo Tongleno mokymą ir raupsuotasis pradėjo jį praktikuoti. Gešečekava sakė: dabar tu kenti nuo raupsų ir žinai, kiek skausmo sukelia tavo liga. Bet visos kitos būtybės sergančios raupsais irgi kenčia ne mažiau už tave. Kadangi jau sergi tą ligą, tau geriausia būtų prisimti visų kitų raupsuotojų kančias ir atiduoti jiems visą savo turimą gėrį bei laimę. Raupsuotasis ėmė praktikuoti Tongleną, priėmimą ir atidavimą. Praktikuodamas jis pradėjo sveikti ir galop visiškai išgijo. Tada Gešečekava jam liepė: dabar tu privalai eiti pas kitus raupsuotosius ir mokyti juos Tongleno praktikos. Jis taip ir padarė ir daugelis raupsuotojų pasveiko. Nuo to laiko daugelis šį dvasios ugdymo Tongleno mokymą ėmė vadinti mokymu išgydančių raupsus. Tuomet Gešečekava pagalvojo: jeigu aš šį mokymą perduosiu tik keliems ypatingiems mokiniams, jam grės pavojus ilgainiui išnykti. Todėl skatinamas atjautos jis nusprendė perdavinėti šį mokymą atvirai. Gešečekava perdavė dvasios ugdymo mokymą daugybei savo mokinių ir parašė tekstą 7 dvasios ugdymo prasmės. Tokia trumpa istorija apie teksto autoriaus didybę. Dvasios ugdymo mokymo didybė. Dabar paaiškinsiu jums paties mokymo didybę. Šis mokymas primena briliantą. Net jeigu jums pavyks gauti tik jo trupinėlį, vis tiek tai bus briliantas. O kitus mokymus galima lyginti pavyzdžiui su gražiu Mercedesu. Bet šio Mercedeso detalė, jei jums ją pavyks gauti, neatstos viso automobilio. Pavyzdžiui, jei neišklausytas visas mokymas apie tuštumą ir suprasta tik kuri nors viena jo dalis, šito nepakanka tuštumai suvokti. Reikia išklausyti visą mokymą. O kalbant apie Lodžongo mokymą, pakanka išklausyti tik jo dalį, kad galėtumėte juo praktiškai naudotis. Todėl dvasios ugdymo mokymas panašus į briliantą. Net mažytė šio brilianto atskala gali atlikti brilianto funkcijas. Jeigu šio retrito metu gausite nors kruopelytę šio mokymo, ji vis tiek padės jums truputį sumažinti savimeilę ir labiau rūpintis kitais. Šis dvasios ugdymo mokymas primena saulės spindulį. Saulės spindulys yra galingas, bet ir mažiausias jo spindulys gali išsklaidyti tamsą. Jeigu į tamsų kambarį pateks tik vienas saulės spindulys, jis vis vien išsklaidys tamsą. Taip ir dvasios ugdymo mokymas šalina jūsų sąmonės tamsumus. Net mažytis šio mokymo spindulys gali kiek nors prasklaidyti savimeilės tamsą. Dvasios ugdymo mokymas dar primena vaistingąjį medį, turinti gydomąjį galią. Net vienas to medžio lapas gali palengvinti negalią. Panašiai veikia ir dvasios ugdymo mokymas. Visas jis visiškai pašalina proto tamsumus, bet netgi jo dalelė, kaip tas vaistingojo medžio lapas, gali palengvinti tamsumo ligą. Taigi šis mokymas labai vertingas. Jis ypač reikalingas kaip oras šiais vadinamaisiais 5 nuosmukių laikais, kai sustiprėjusios neigiamos įtakos, kai trūksta laiko klausytis mokymo ir vykdyti dvasinę praktiką, kai žmonės labai užimti beprasmiškais pasaulietiškais reikalais, kai įvyksta daug stichinių nelaimių, katastrofų, kai plinta daugybė įvairių ligų, kai vyrauja nežinomybė ir nestabilumas. Be jo labai sunku sėkmingai vykdyti dvasinę praktiką. Nuosmukio laikais dvasinės praktikos pažanga 99% neįmanoma be dvasios ugdymo mokymo. Viena galimybė lieka tik ypatingoms asmenybėms.
Dvasios ugdymo mokymas jums padės visas nepalankes aplinkybes ir neigiamus veiksnius paversti dvasiniu keliu. Blogos sąlygos nustos jums būti blogos ir taps gera, naudinga priemonė dvasiai stiprinti. Todėl sakoma, kad dvasios ugdymo mokymas yra ypač būtinas nuosmukio laikais. Lamos Tsongkhapos tradicijai būdinga viena unikali ypatybė. Jos terminologija ir net sakinių struktūra turi ypatingą reikšmę, atskleidžia dvasinės praktikos sąmonės permainimo mechanizmą. Todėl labai svarbu nekeisti esamos terminologijos. Jeigu paskaitytumėte komentarų ar kokių nors pagrindinių tekstų priklausančių Kadamo tradicijai, pamatytumėte, kad jie išties puikus, bet jų terminologija ir sakinių struktūra labai skiriasi nuo tos, kuri būdinga Lamos Tsongkhapos tradicijai, naujajai Kadamo tradicijai. Lamos Tsongkhapos tradicijoje, kuri atsirado senosios Kadamo tradicijos pagrindu, mokymas yra daug labiau sistematizuotas nei senojoje Kadamo tradicijoje. Panašiai statome naują namą, remdamiesi senų namų pavyzdžiais. Naujasis namas bus geresnis, nes mes naudojamės visais geriausiais anksčiau statytų namų architektūros, konstrukcijos sprendimais ir papildome juos naujomis idėjomis. Ir naujasis namas išeina tobulesnis. Aš giriu Lamos Tsongkhapos tradiciją nesektantiškai, nes esu prieš sektantizmą, o kalbu apie tai objektyviai. Tačiau ryžtingai smerksiu jūs, jei sakysite, Gelugas geriausia mokykla, o visos kitos blogos. Kategoriškai prieštarauju tokiai pozicijai, net jeigu mano draugai Gelugo tradicijos mokytojai šitai pareikštų, pirmas pasakyčiau, aš nesutinku. Jūs galite kalbėti apie kokias nors unikalias tradicijos savybės, apie tai visiškai pateisinama, nėra nieko bloga. Kalbėkite objektyviai, tačiau negalima girti savo tradicijos veikiant kitas. Tai vadinama darmos įžeidimu. Lygindami dvasios ugdymo mokymą su kitais mokymais, sakome, kad toks palyginamasis tolygus brilianto palyginimui su kitais daiktais, pavyzdžiui, su Mercedesu. Tačiau tokiu atveju mes neteigiame, kad dvasios ugdymo mokymas tobulas, o kiti mokymai prasti. Jūs turite suprasti, kokia retenybė yra 7 dvasios ugdymo prasmių mokymas. Netgi Tibete šis mokymas buvo perduodamas tik nedaugeliui. Ir net jei pasiteirausite Indijoje ilgai gyvenančių žmonių, kokius mokymus jie yra išklausę, jie išvardys daugybę įvairių mokymų, bet vargu ar pasakys, kad jiems buvo išsamiai išaiškintos 7 dvasios ugdymo prasmės. Dvasiniai mokytojai dažniausiai tokius mokymus perduodavo tik tiems mokiniams, kurie buvo gerai pasirengę, o ne didelėms žmonių grupėms. Net jei kartais viešai mokydavo 7 dvasios ugdymo prasmių, pateikdavo labai trumpus jų komentarus. Tačiau mums, kad galėtume praktikuoti, labai svarbu gauti išsamius šio mokymo komentarus. O pagrindinė priežastis, kodėl šis mokymas nebūdavo aiškinamas išsamiai arba būdavo perduodamas tik nedaugeliui, yra tokia. Jeigu gavę mokymą nesugebėsite sutramdyti savo proto, vadinasi, jums apskritai neįmanoma to padaryti. O jei gavę tantrinius įšventinimus ir vykdydami tantrinę praktiką nesugebėsite sutramdyti savo proto, nieko baisaus, nes jums dar lieka galimybė tai padaryti pasitelkus Lamrimo mokymą. Lamrimo mokymo esmė kaip tik yra dvasios ugdymo mokymas. Jis Lamrimo širdis. Jeigu šis mokymas nesutramdys jūsų proto, jums kol kas niekas negalės padėti. Šiuo atveju jūs primenate ligonį, kurio organizmas tapo nejautrus stipriausiam vaistui. Tuomet gydytojas negali jam padėti. Pavyzdžiui, tibetiečių medicinoje nepriimta iš karto duoti pacientui brangiųjų piliulių. Iš pradžių gydytojas jam duoda įprastų vaistų.
Tik tuomet, jei šie nepadeda, kai paskutinė galimybė duodama brangiųjų piliulių, o jeigu ir jos nepadeda, niekas nebegali padėti. Taigi dabar klausydami, nežiūrėkite į šį vertingą mokymą kaip į savaime suprantamą dalyką. Nebandykite suvokti jo kaip paprastos informacijos, kaip ko nors, ko iki šiol nežinojote ir norite sužinoti. Jeigu taip nusiteikę klausysitės, jūsų protas gali tapti neimlus. Tiesą sakant, mums nereikia daug informacijos, tik būtina sužinoti, kaip veikia proto mechanizmas ir kaip galime sutramdyti savo protą. Štai kas mums svarbiausia. Mums reikia sužinoti, kodėl mumise stichiškai pasireiškia įvairūs tamsumai, o teigiamos mintis ir būsenos atsiranda labai sunkiai. Ir būtina išsiaiškinti, kokią strategiją turime sukurti, kad pakeistume savo proto mechanizmą, kad mumise stichiškai nebekiltų tamsumai, o savaime pasireikštų geros savybės. Mums reikia išsiaiškinti, kas sudaro šią strategiją ir kokius metodus bei įgūdžius turime naudoti, kad šį tikslą pasiektume. Štai kas išties svarbu. Tai dharmos praktika. Pasak Šantidevos pagrindinė dharmos praktika – proto tramdymas. Jeigu netramdote savo proto, nestebime jo, nėra prasmės duoti daug įvairių įžadų ir bandyti jų laikytis. Kokia askezės prasmė, jei nestebite savo proto? Taigi reikia suprasti, kad svarbiausia sutramdyti protą ir visa, ką darome, turi būti skirta tam tikslui. Jūs privalote suprasti, kad visos mūsų kančios kyla dėl nevaldomo proto. Jeigu jį suvaldysime, savaime tapsime laimingi. Visų kančių problemų bėdų šaltinis – nevaldomas protas, o proto nevaldymo priežastys yra dvi – tai nežinojimas ir savimeilė. Įgarsino Mahajana akademija.